Darysim blind date, kur surasim vieną bičą ir surasim vieną paną. Žodžiu, tai nieko dar kol kas neturim. Neturim dainininko, neturim veiklos, neturim daug žmonių už tas, vis tiek pliusas. Tai vienu žodžiu, turim kampanijų idėją. Darysim blind date vasario 14 dienai, kur surasim vieną bičą ir surasim vieną paną. Čia penktadienį gimė šitą idėją. Taip, penktadienį gimė idėja. O ir turim penktadienį jau kitą įgyvendinti. Turim kiek dienų dabar? 4 dienas. 4 dienas įgyvendinti. Reikia surasti vieną bičą, vieną paną ir jam padarysim patį kurčiausią blind date. Kažkur vešim, kažką darysim, turim galvoj minčių, potencialiai gal net padarysim jam koncertą privatų, pažiūrėsim, kad gausis. Realu? Jo, įsivaizduokim, kad dar tik tai idėja šitai. Taip. Tai planas šiandien yra toks. Mums reikia per šiandien surasti žmonės, bičą ir paną, sugalvoti visą planą idėjinį, kas tai bus per deitas ir koks tai bus. Nu ir viskas tada teorija. Nu realiai tik tiek. Ir tada žiūrėti, kad gal net susitoks ta prasme. Turėsim kanumo santuoką pirmą. Pavyzdžiui. Einam pavalgyti, papietauti, pradiskutuosim idėją, kaip ką reikia pasidaryti ir tada pradėsim darbuotis. Einam pietų. Deitų idėjas, kokias turim. Šokt su parašiutu, belia ką būtų. Bet tokio oro nelabai šokas. Užsipil gėrį ant savęs. Aš tai viši vandens parką sakau. Nu, dabar esi toks. Į tą selgą. Jie dviesi ateina, mes jį pasiemam, mes vežam iš vandens parką. Ne, bet jie tikrai labai happy būtų arba su lėktuviuku, kur būna ta mini. Skristi. Bet man atrodo, aš skrendu dabar žiemą. Skrenda. Aš šoksiu parašiutų, šokti, bet klausimas, bet kad... Eiti belia ką. Man tai atrodo, kad faina idėja, aš bent jau tokią trumpalaikį variantą, bent jau dalį sumąstęs, ne, kad tipo, mes surandam tos du žmonės, ne, mes juos tipo susirenkam. Ir čia yra tas tarpas, kurio man dar trūksta, bet po tos kažkokios aktyvičio to, mes juos tada vežam į, šiuo atveju mano mintis buvo kilo, pavyzdžiui, jeigu tai bus ten kažkurią dieną, pavyzdžiui, Burbulio Vilniuje, aš sutarčiau, kad tipo ten nieko nebūtų, tam tikram laikui jie pridarytų, ir ten ateina, ir ten yra kažkoks atlikėjas, šiuo atveju mūsų golsas yra Baumila. Ten nieko nėra aplinkui, ir jie to nežino, kad jis ten bus, ir ateina ir ten sėdi Vaidas ir sako, sveiki. Galvos, kad su Baumila. Su gitara, ir su net jau dviesi įeina, suprant, ir su gitara, tipo, sėdi ten paruoštas stalas, viskas, tipo, fainai padaryta, žinai, prieblanda, tipo, vienu žodžiu, atsisėda ir jiem ten 20 minučių kažką. Dar kartą priminsim, kad čia dar tik idėjas. Čia, ne, tai viskas pažiūrėsim galutinį rezultatą. Taip, tai Baumila yra end golas. Tikslas mums yra, kad jie realiai jiem paeitų, tipo, žinai. O tai galim į bowlingą ir į kerlingą nuvežti pažaisti. Kartingais pasivažinėti. Tiesiog visas įmanomas. Karoliniškėse palieki. Keturačiais miške. Bet ar čia yra, reikia, kad kartu. Kartu. Patiktų. Į filmą nuvestumėm juos. Turi patirtis būti kartu, o ne atskirai, nes atskirai dviese vienas... Kažkokį challenge turėtų kartu įveikti. Tai mergina turėtų apsikabinti jį už nugaros ir tada jisai per kartą. Gal viešbutį paimam iš karto viskas, žinoma, nu ir susitiksim ryte, tipo, žinai. Jevai, kokį norėtum geriausią deitą nueit pirmą? Koks tau būtų top norėtum? deitas? Taip, pirmas top deitas. Vasarą visų pirma jisai būtų. O koks būtų? Dabar nematau. Prie jūros norėčiau. Šiaip aš mačiau apie variantą, kad nuvežti, pavyzdžiui. Nu blemba, bet žmonėm 3 valandas ten kelioniai. O jeigu nevežtos skraidint? Belia Tuo ką. lėktuviuku, tipo. Visas kanumo marketingo biudžetas tiesiog išėjo šitai varnai. Bet yra kitam tie skrydžiai, kur tipo skraidote, pavyzdžiui, Vilnius, Nida, aš tikrai... Nebėra. Ir buvo straipsnis, štuka 500 kainuoja. Vilnius, Nida? Vilnius, Nida. Gerai, o jeigu Palanga Nida? Gal Pavyzdžiui. pigiau? Bet mes Ne, tai tu gali aplinkui ten trakus tą paskraidimą pasidaryti, koks skirtumas. Aš turiu, čia beje, iš Kanumo dovaną paskraidimą dar. O, tai mes naudosim bent dovaną. Čia klausimas yra, kiek mes norim žoskį multiką daryti iš to, nes čia galima iš viso varyti žoskį, galima nuvaryti, aprengt, pavyzdžiui, tą bičą, tipo ten paramą, tai galima ne tik tokio lygio, žinai. Bet jau čia gal per daug, tipo. Tai jeigu paprastai, tai sakau, man atrodo, tas intimiausias momentas, tai yra tas privatus koncertas, tipo, jie kurie turėtų kartu. kažkur pabendrauti prieš tai, tipo, kažką išspręs ir tada jie eina jau tą burbulį. Nu, gali, kažkoks turi būti pirminis variantas. Kažkaip išspręs, ačiū labai. Nu, pabėgimų kambarys yra viena iš opcijų irgi. Man tai bišį vandens parkas vis tiek nedingsta. Nu, bet jau pražos. Nu, pavyzdžiui, selgos tos aš ne. Man tai dar pykčio kambarys kaip opcija galėtų būti. Pykčio? Jo, Pykčio kambarį, šiaip ten kietas. Šiaip skaniai atrodo makaronai. Ir krepia. Pavalgom? Pavalgom. Mano nelabai atrodo. Tai mums dabar reikia ką padaryti jaunimas? Skelbti istoriją, ieškome, vaikino ir mergino. tai ieškome vaikino. Bet jie galvos, kad jie pora turi būti. Jo, Tai geras planas. Geras pantas. Ieškome 2 vienišų žmonių. Tai.
Oi, kaip gražiai. Tikrai labai gražiai atrodo. Keliu kelt? Keliam. Tai va, dar nekelt, jau kėlė. Parašėm story. Tai va, prasidėjo pirmas momentas. Dabar turim surasti vieną bičą ir vieną paną. Mintis yra kokia, kaip kalbėjom prieš tai, kad mes dabar pabandysim suderinti tokį variantą, kad tie du žmonės, tas bičas ir pana, ten po mūsų kažkokios tos pirminės dalies, galų galiausiai apturės privatų koncertą. Kažkokį tai 10 minučių vienu žodžiu, nežinau, ten kelių dainų tipo, bet kad jie ateina ir akustiškai pakoncertuotų. Jau yra vienas! Jokūvas! Jokūvas! A ką parašė? Toks va. O, geras. Tai žinot, realiai nesitikėjom per pirmą minutę. Net pats. Tai laukiam dabar, Vaidai parašyta, tai kažkurio metu turėtų paskambinti, pažiūrėsim, kas gausi, jeigu ne, galvosim apie kažką kitą, bet dabar mūsų kita užduotis tai yra sugalvoti idėją iki galo. Tai mums reikia tos pirmutinės dalies. Taip. Ką jie veikia, šiaip visą konceptą, kaip mes juos susirenkam. Ar mes juos susirenkam su Sparku automobiliu, ar jie ateina jau į lokaciją ir ten susitikom, bet vis tiek būtų faina juos nuvežti kažkaip. Tai reikia dar mokėt pasiruošti, jeigu ką, ir automobiliui klijavimą. Apklijuot. Meilės automobilį darysim panašu. Parašom gerai dovanai myliuką tipo. Kebra tipo, davai, vienu žodžiu, gal kažką gali pasiūlyti, mes norim darysim tokią akciją, vienu žodžiu, ir panašiai. O mes tada turim, ko mes norim, ar gerai dovanai patiems pasiūlyti? Patiems pasiūlom, kad jie pagalvotų. Mums reikia tokio adventure, kažkokio varianto, kurio turėtų, žinai, galimybę pabendrauti, tipo. Šiaip man maisto gamyba geras variantas. Fainai. O, viena mergaitė turim. O, Smailo numetė? Smailo numetė. Eiktų. Tu ir turim? Turim. Nu tai jau turi, vienu žodžiu, žmonės renkasi čia labai greitai. Aš tai tikrai netikėjau, žinok, kad žmonės responsins, bet dabar mag džiaugiuosi. Tai gerai, tai viskas. Fainai, paliekam, čia tegul gyvena savo gyvenimą toliau, čia tegul renkasi žmonės. Mes jau realiai atranką. Mums reikia toliau dabar daryti. Tai planas toks. Prašom, Aš parašau gerai dovanai, greitai sakom, kad reikia, jeigu reikia šiandien skambutį pasidarant 15-20 minučių greitai apsitarti, pasakosim konceptą. Laukiam Baumilas, jeigu Baumila per porą valandų neatrašo, rašom kažkam kitam. Arba aš dar pasuksiu po to. Eik, tu čia belė kiek šitų panelių. O ne? Aš tau sakau, čia žiūrėjau, į gerą reikalą užpursim, tipo. Trūksta nuotykių. Va, žiūrėk, aš jau trūksta nuotykių rašom, nu. Single. Adios. Adios, amigas. Adios, amigas. Turiu čatą su Vaidu Baumila ir man reikia jam pasiūlyti sudainuoti pasimatymę. Biški balsas dreba, bet jau vieną kartą kalbinau jį, tai gal ir dabar pavyks pakalbinti. Aš gavau bučkį nuo Vaido Baumilos. Labas Vaidai, žodžiu, mes organizuojam aklą pasimatymą. Nu ir dabar sėdėm ir galvojam, koks jisai tobulas galėtų būti. Ir įsivaizduojam, kad tobulas pirmas pasimatymas būtų išgirsti porą tavo dainų gyvai. Tai va, linkėjimai. Nu gerai, pažiūrėsim, ką atsakys. Tai viskas ramu, svarbu pristatyta. Pažiūrim, pažiūrim, kiek žmonių turim. Va. Tai prasme, kad suprasti. Vien žodžiu, iš ko rinktis bus. Tai deitas turėtų būti geras, dabar reikia tik tai susirasti. O taip, iš pirmos pažiūros, tai vien panas. I'm so in. Aš, įdomu, dominu. Jei reikia vienišo žmogus, kreipkitės. Aš. Priklausomai, ką reiks daryti, nes atitinku kriterijus. Ne vieniša, bet baisiai noriu sudalyvauti. Bandom. Hands up. Šiais metais viskam sakau taip. Todėl važiuojam. Labas, kam ieškote klaustukas? Nu, šitas mažiau įdomus. Sveiki domintų. Vienišesnės nei aš nerasit. Dabar žinoma kosmosas visiškas. Gavom atsakymą iš Baumilos. Oi, gal ne, man šitą aventūrą šiek tiek per daug dėmesio troškimų kvepia. Šiaip cool idėja, bet aš tokių jau atsikandęs. Jo, mes pilnai suprantam tave, tai aš to labai už atsakymą. Gal tu tada galėtum mums kažką pasiūlyti? Nu ir aišku, jeigu persigalvosi, tai mes irgi labai lauksim, nes manom, kad čia būtų labai fainiai, bet teks jau kaip nors patiem tada. Nu tai tada jau kažkaip patiems teks tada jau. Nu tokį gailesčio biškį gal. Gal dar persigalvos. Gal dar tyčia. Nu tai reikia galvoti apie variantą B. Sakysim, kad čia Mykolas kalbėjo su balsu pakeisti. Taip. Kadangi Baumila out, bandysim kitą mūsų puikų draugą, Rokas Jan. Labas Rokai, rašau tau su pasiūlymu. Tai ką manai, jeigu padarytume staigmenėlę tiem dviem nepažįstamiem žmonėm ir sudainuotum jaukioj kokioj aplinkoj restorano
jiem dviem tik tais porą dainų. Nu, čia būtų toks kaip vakaro topas. Nu, pranešiu, ką pasakys Rokas. Atrašė Rokas Jam. Rašo Labukas. Labai faina, kad pagalvojot, bet aš tą dieną turėsiu 3 valandų repeticiją Kaune Eurovizijai. Mes ieškojom, bet tik, kad mes jau turim, ta prasme, žmogų pasirodo. Aš paimsiu tada dar Klaudijų, kur galės pagroti. Instrumentą turim, atlikėją turim, ta prasme. O Kamilė, atrašėm kažką gerą dovaną ar dar ne? Tai su gera dovana turim tokį update, kad parašiau e-mailą į bendrą. Tai galvoju, tai ne, taigi galim per LinkedIną susiras kontaktus. Tada parašiau tokiai Akviliai, tada jis sako, parašy Gabrielį, parašiau Gabrielį atostogauja. Tada sako, jeigu reikia, kreipkitės į Redą. Tada parašiau Redai, dabar laukim atsakymą. Jeigu gera dovana atsako, tai teoriškai mes kaip ir beveik viską turim. Tada aš skambinu Burbulio vyninę, suderim tenai lokaciją. Tai gaunas taip, kad tada kažkoks yra geros dovanos intarpas. Tada atvyksta į tenai, ten jau laukia Ieva, prasideda dainos. Aš jau jaudinu, žinok, aš taip pagalvoju. Ten nebukas jau kojas sukryžiavus, žinau, ten bičiukas prie su ten groju, bet labas vakaras, Sinišė sveikinasi, ten Kanumo komanda, supranti. Bet Kanumo komanda net pati dainuoja. Pastrimų kambarys dabar. Tai ką prieš jam pavyko padaryti? Turim kokius 400-500 norinčių žmonių dalyvauti. Vienas. Šiaip iš tikrųjų, mūsų nuostabai turim belekiek žmonių. Net patys. Tiek panų, tiek bičių, tipo ramu. Sužinojom, kad Baumila ir Rokas Jan nenori dainuoti. Bet, paaiškinu, ne dėl to, kad atsisako koncepto. Bet Nu, šiaip tiesiog negali, nenori. Asmenės priežastys. Jo. Bet sužinojom, kad turim komandoje savo. nesužinome. Žinom, seniai prisiminė. Ieva Jokų, Spotify vienu žodžiu, tai Ieva Jokų padainuos. Taip, toliau. Tada parašėm laiškus. Gerai dovanai, žodžiu, mes parašėm, dar atsakymų neturim, bet ten perėm grandinę žmonių, tai jau... Taip, deriname, vienu žodžiu, šitą. Turim lokaciją kur, irgi vieną iš, ar ne? Nu tai va, tai mums realiai dabar kas beliko. Ir tos planas labai paprastas. Išsirinkti tų žmonės, jūs išatlistinam rytoj. Prisėdam, pasižiūrim, išsiaiškinam, kas tinka, kas netinka. Suderinamumą pasitikrinam, ta prasme. Tada su gera dovana iki galo išsiaiškinti. Nu ir viskas. Ieva sakė, vietą kaip ir turim. Ieva sakė, kad jai reikia pasiderinti. Susiderinsim, jo, bet ten detalės suderinti vietą, dainas va susiderint dar ir viskas. Ir repeticiją padaryti. Repeticiją padaryti. Ir transportą mums reikia. Ir transportą daryti. Limuziną. Bet labai cringe bus. Nu, nekringe, labai fainai. Nekringe. Važiavau, važiuosiu ir žinau, kur dar pavažiuoju. Ką tu čia rodai? Yra rožinis Klaipėdai. Parodyk. Koks geras. Pirmą dieną dan, darom kitą dieną. Aš tai va, dengimas, rytoj atidarysim. Neturim dainininko, neturim veiklos, neturim daug žmonių už to. Nu tai vis tiek pliusas kažkoks. Tipo. Tiesiog dabar yra dalykai, kurie nebe nuo mūsų priklauso. Nu pavyzdžiui, gera dovana, ten jau viskas sutarta. Jie nori dalyvauti, ieško. Tai mums reikia žmonės išrinkti. Tai va, šiandien taskas yra paprastas. Dabar išrinkti žmonės, sudėlioti programos laukus iš geros dovanos, kur nuvežam ir kaip po to grįžtamės į tą... Kaip mes rinksim žmonės? Tai nežinau, klausimas. Arba sudedam ir burtų kelių renkam, arba žiūrim ir tikrinam profilį. Ką mes turim dabar? Papasakok šiaip, kas vyksta su gera dovana dabar. Žodžiu, tai nieko dar kol kas neturim, tai mes turim apsigalvoti konkrečiai, ką mes darom dėl pramogos, ne? Tai žodžiu, su oru to skraidimu, taip man tiesiog atrašė, kad oro sąlygos yra netinkamos ir mes galėtumėm sužinoti tik rytoj. Rytoj, jeigu bus toks oras, nu, tai jeigu sninga, negali jie skristi. O yra tie šokinėjimai su virve, nuo virve. Tai čia mano oras bus tas pats čia. Irgi. Tai ir dar, sakiau, boulderingą, kaip jis vadinas? Tas, kur ant sienos turi laipiot. Nu čia irgi nesąmonė. Nu tipo, tai kad jie eis ir darys dalykus, bet atskirai... Tai viena iš gali būti, nu tai gali viena būti tokia ekstremali, visiškai nesąmoninga, o tada jie varo į degustaciją desertų. O tada tiesiog viena iš pramogų turėtų būti kažkokia aktyvi. Nu, tai gal tas pabėgimo kambarys čia yra geriausias pažinimo būdas, nu tipo, tu esi trepintas ir tau reikia pažinti, kaip žmogus mąsto, tipo, kaip jis išeis iš to kambario. Tai kodėl jūs negalės filmuoti? Kodėl? Jis gali būti kambarį. Negali, tipo, jie neleidžia atskleisti, nu, tipo, kaip atrodo kambarys ir neleidžia iš vis, nu, nei filmuoti, nei fotkinti. Nu, šitas man įdomiausias kambarys. Nu, čia yra perspektyva, aš tam jo, sutinku, kad čia yra tas bendravimo visas momentas, kuris gali būti įdomus.
Bet jeigu negalima filmuoti, kaip ir irgi. Dviese. Mums šiaip nėra tikslo ten filmuoti, mes galim sakyti, nu viskas lakom, kol išeis, žinai, nu ko šitokio. Mes tą deitą taip ir galim vos įvardinti, kad aš vienas, kaip tu bendrauji vienas su kitu, kai, nu, vat, reikia spręsti kažką, nu, tai yra santykių fundamentalas, ar ne, problemų sprendimas. Arba yra tame, Mykolai, kur aš tave mačiau toj kavinukai, kaip ten tai vadinasi arbatos. Ten daro arbatų degustaciją. Galima pagalvoti. Na. O, iš karto skambina. Įdomu, skambina? Įdomu. Sveiki, Jurginti baras. Labadiena. Pas jūs, aš ten esu matęs, kad įvyksta visokie degustaciniai dalykai, ar ne? Arbatiniai jūsų. Taip. Tai o čia kažkada rytoj poryt gal toks dalykas vyks, ar ne? Netyčia. Tuoj pasakysiu, galbūt 6 valandą pavyktų. Rytoj? Vakare, aha. Rytoj. Rytoj, tai rytoj gerai, tai jūs man duokit tada žinoti, gerai? Gerai. Gerai, lauksiu labai tada. Tai gerai, laukiam, kol perskambins, tada aš nusiųsiu gerai dovanai dėl pabėgimų kambario. Tik mums taip reikia dėlioti, kad jeigu, pavyzdžiui, 6 prasideda, 7 į pabėgimų, Ne, 7:30. 7:30 ir tada jau Konsas. į tas 9 9 valandą. vėliausiai, po to 11 užsidaro, čia taip ir būtų kažkas tokio. O ten tokie dalykai kaip transportas, čia pof. Transportą vis tiek reikia užbukint ir aš, nu, tipo, noriu Martyną paprašyti, kad padarytų ten meilės automobilis, Baikanuma ir tada ten šildelį padaryti. Bet čia jau, nu čia tada, aš šitą darom. Darom, nu tikrai bus. Ką tu manai? Ne? Nu blemba, hebra, nu tai tam ir visa esmė yra. Ta prasme, mes jau turim juos vežioti, tai turi būti vienas iš akcentų, mes juos pasiemam iš namų, tipo. Jie įsėda į meilės automobilį, nes mes ir vadinam šitą kampaniją, nu tipo, čia jau vien kampanija diktuoja, kad turi tokie dalykai būti. Jūs bičiai krinžinat. Nu galbūt. Nu tai jeigu tu jau pasirašai tokiam dalykui, tai tarsi aš to ir... Reikia tikėtis. O. Taip. Būtų galimybė 6 valandai degustaciją rezervuoti. Rezervuojam. Rytoj. Rytoj. Taip, jūs kokios degustacijos norėtumėt? Manau, kad japoniškų. O ten tik pavyzdžius, kas yra japoniškų, mačia, kas dar yra. Tai yra kūrybinės arbatos dirbtuvės, kur iš mišinių kuria patys savo arbatą. Gerai, darom tokią, tada norim kūrybinių. Gerai. Ačiū, labai lauksiu. Visą. Bel kiek daug žmonių, tai dabar reikia atsirinkti. Šiaip iš tikrųjų, maksas, pažiūrėk, aš darai. Kosmosas. Tai bus paprašiau negu. Turim vieną. Jo, tikrinam. Dabar čia yra pirmas etapas, va tai jau praskolinu, random paspaudžiam, antras etapas yra vaibo policija, visi pasižiūrim. Čia įdomu šį gal variantas, ne? Turėtų turėti savo Instagramą. Nu čia toks divo, kur... Mes, žodžiu, bankrutuojam. Važiuojam dar kartą, ne? Jo, atsirinkam bent kelis, kur pažiūrėsim, ar bus toks vienas, kur sakysim visi tikrai taip. Bijau, bet rašau. Šitas geras iš karto. Oi, ne, už privatintas iš karto kilinam jau čia, ne? Kilinam, gerai. Ar ne, nu nes privatintas accountas, kaip mums patikrinti. Mes nei jai parašysim, nei ką. Realiai prarado galimybę surasti savo svajonių jaunikį. O followinamus. Oi, čia geras variantas man. Kolektyvas. Ai, jo, jaunutė labai. Nu gerai. Aš nukarvaju ir... bet su 2 ne. Labai jauna. Oi, vaikučiai. Bičas. Oi, jaunutis, kojas. Bet vis gali. Nu. Jeigu negali, Tada 9 metai kaip vieniša yra žmogus. Nu taip, jau čia iš principo reiktų pasižiūrėti, nu. Nu, ar kažkas labai blogai su ja? Ne. Nu ne, tikrai. O neturėtų būti iš jūsų taip, kad tipo, neturėtų būti taip, kad mes su Elviu renkam paną, jūs renkat bičą, tipo. O čia neturėtų tai būti logiškiausia, tipo, iš viso. Nes jūs, tipo, nu čia mes skirtingi labai, tipo, Elvi, neturėtų tai būti. Davai, mes išrinkam paną, išrinkam bičą. Bet davai atrinkit kokias 5, kad galima... O jūs atrinkit tada bičius. Ai, mes tipo atrinksim 5, kad iš 5 jos išrinktų. Jo. Tai jūs sakykit bičių išrink, mes išrinksim paną, gerai. Davai. Žinai kur. Dabar filtrai, kokie yra rinkimo, ne? Tai tikslas yra, kad mes iš profilio galėtume atsakyti 3 klausimus. Vienas klausimas yra, ar tas žmogus yra linksmas. Antras dalykas yra, ar tas žmogus išeina dažnai iš komforto zonos, kas mums šiuo atveju yra aktualu. Bet čia vėlgi, čia gali kaip tik gal net būti įdomus variantas, kad neišeina, ar ne? Bet kaip ir labai norėtume tokio varianto, kad žmogus būtų komunikabilus. Ar ne, ir galėtų vietoje pabendrauti, nes kitu atveju gali būti sudėtinga ir ypatingai žmogus gali pasimesti ir panašiai, tai čia yra 2 dalykai. Trečias dalykas, vis tiek ieškom žmogaus nuo 20 metų, tai čia yra mums, pagal visus mūsų šitus reglamentus, mums reikia žmogus, įsivaizduokime, nuo 20 metų, ar ne? Tai jeigu rasim žmogų, kuris mums iš nuotraukos arba iš profilio atsakys visus 3 klausimus, tai čia matyti yra variantas geras. Pasakyk, kada sustot. Stop. Private? Jo.
Vieniša kaip svogūnas. Vienas. Nu, gerai, dar vieną. Atidaryta. Neblogai? Neblogai. Neblogai, labai neblogai. Labai neblogai. Čia labai neblogai. Favoritas. Tai gal čia tiesiog reikia stotis šitų variantų, ne? Einu, aš pažiūrėsiu dar. Davai, pažiūrėk, kaip joms sekasi. Elviu, mes jau išrinkom, o jūs išrinkat? Nu, parodyk. Tai parodyk. Tai parodys, stoj. Tai reikia užbaigti. tokį? Tai viskas, mes čia ir galim užbaigti. Ai, nu taip. Ir rytoj mes turim. Nuo 6 startas. Realiai, nes mes turim rasti iki galo pabėgimo kambarį užsibukint, burbulį, Taip, Ieva turi dainas išmokti Taip. ir rasti automobilį. Tai sudėtingiau. ir viskas. O Dainom pabėgimo sudėtingiau. kambarį mes užrasim. Rasim, Nu tai bet viskas. siunčiau ten. Rytoj nuo 6 prasideda mūsų deitas. Važiuojam. Kanumo X Park. Meilės automobilis. Čia širdutė, iš kitos pusės. Tai dabar sėdam, turim 5 valandą, tai pats gazas, dabar važiuojam paimti Jokūbo ir tada važiuojam paimti Augustės. Nu žiūrim, kas gausi, nu žodžiu. Žiūrim, kas gausi. Sėdam. Planas yra mūsų toks. Važiuojam paimti dabar Jokūbo su Spark automobiliu, plagas Sparkui, kad mums čia padėjo sudėlioti. Iš tikrųjų labai fainas, per dieną suradom labai daug partnerių, kurie norėjo prisidėti prie šito dalyko, nu ko yra labai smagu. Vakar suorganizavome, nu žodžiu, šitą Gera dovana ir Jugenty. Ar ne, tai Jugenty kaip partneriai jungiasi prie šito reikalo, pasidarysim arbatos degustaciją, arbatos dirbtuves tiksliau. Tada turėsim pabėgimų kambarį, prie kurio prisidėjo Gera dovana. Ir tada keliausim pas mano gerą draugą Francesco į jo vyninę, kur bus paruoštas stalas ir ten koncertuos mūsų kolegė Ieva, Jokų, kurią galite rasti Spotify. Tai toks akustinis koncertas, akustiškas koncertas bus vienam žodžiu, bus visi bairiai, tai skamba smagiai. Aš gal vienintelis dalykas, kuris tik tai galvoju galėtų būti toks įdomus, tai tipo, va kaip nu jiem, žinai, ar bus komfortabilu ar nebus, nes tai yra toks, nu tikrai iš komforto zonos, žinai. Nebus. Komfortas. Bet ką mes padarysim, kad būtų? Mes užvesim vaibą. Mes taip, taigi kur. Ateina, visai palibom. Labas. Labas. Malonu. Malonu. Tai kaip tu, Jokūbai? Gerai, toks vyra, viškai. Jauduliuko, bet... Yra jauduliuko? Viskas tvarkoja. O tugi nežinai, ne? Net su kuo nieko, tu iš viso nežinai, aš kaip suprantu. nieko nežinau. Nieko nežinai. Labai gerai laikom tada mes šitą. Nieko nežinojom, tur važiuojam paimti tavo šio vakaro partnerės antros pusės vienu žodžiu visam šitam reikale. Nuo 1 iki 10 kiek jaudinėsi stipriai? Lemba. Nu, aš daręs baisesnius dalykus, tai Pavyzdžiui. 2019 metais esu su Vidu Bareikiu šokęs ant scenos per mamų apdovanojimus. Okei. Tu sugalvojai, bet ne, pamatys istoriją. Kokios mintys buvo? Ką sakai, tipo, įdomu, bandom? Jo, nu aš sakau, aš toks žmogus, kad man patinka. Reikia bandyti, reikia daryti. O kiek tavo metų yra? 25. 25, okei, jėga. Nes aš net savo draugų klausiau. Aha. Sakau, tai va, ar matėt, jo, va, galvojam, gal parašyti, gal neparašyti, ten kažką tokio. Bet išsigando, ne? Nu, toks, sako, va, kaip tik galvojau, bet nerašysi. Tiem drąsiausiam visą laiką yra, kaip lautiniškai sako, fortis, fortuna, divat, vienu žodžiu. Oba. Aš jau tą saldainę tai paimsiu. Tai paim būtinai. Tai labai yra. Tai jam visą tą pakelį, jam labiau reikia negu mum, nežinau. Šiaip labai tikiuosi, kad balsas patiktų. Balsas? Jo, prieš miegą pažadėtų jausti ir užmigti. Nu ir kvapas dar. Nu ir turi būti geri kvepalai. Jau noriu. Jau nori? Jau noriu ir išgirsti, ir užuosti. Liauks, daug žaidžiau, aš maladėt, vapšė. Jokių parkų nieko nėra, tipo bičas visiškai ramiai. Nes mes čia galvojom, dar supranti, ofise, o kas bus, jeigu ten, žinai, varintis labai dar kažkas čia. Kiek žiūrim laiko, važiuojam? 5 minutės. Prašau čia. Ačiū. Trumpai pradėsiu nuo kontekstų, tada prieisiu dar kartelį, mes kaip ir aptariam. O jų vardą viens, kai jūs susipažinot jūs, ne? O tai ramu, gerai. Koks vardas, bičio? Jokūbas. Augustas. O tavo? Augustė. Augustė ir Jokūbas. Labai gražu. O nuo 1 iki 10 jaudulio lygis koks yra? Koks buvo prieš įlipant ir dabar? Buvo didelis, bet dabar tai man visai... Ramu. Man juokinga, man toksai, kur... Aš jau kaip ir nieko ir nebepakeisiu, tai... Nieko nepakeisiu, dabar jau kaip ir nieko nepakeisiu. Jokūbai? Buvo 4, dabar 2. Ne, žinok, jis įlipo, aš tavrelį sakau, aš irgi nesitikėjau, nes jis max, tipo,
Ramu. Aš keliu atėjau tiesiog. Tiesiog, tiek sėdo, greitai šoku į mašiną, sako, let's go, tipo, let's go, tai aš taip sakyčiau, kad perspektyviai. Kas paskatino sudalyvauti? Nu vis tiek, žinai, turint omeny, kad tą story ten peržiūrėjo grupį, kad suprasti, mes turėjome apie 700 000 žmonių, ane? Iš jų turėjome 300, kurie sudalyvavo, čia yra mažiau negu procentas, ane? Tai kas nulėmė? Aš žiauriai random, aš pamačiau, kad kažkas pasirepostino ir man atrodo, ten buvo likus gal paskutinė valanda ir man kažkaip visai patinka tokius, nu tiesiog dabar, kadangi neturiu žiauriai daug laisvo laiko, tai bandau savo laisvo laiką kažkaip išnaudoti labiau į kažkokiam tokiam veiklom, kur būtų man įdomu. O čia aš iš net neturiu jokios idėjos, nes ką tu ir sakei, kad buvo belie kiek daug žmonių, kurie norėjo šitą dalyką, tai bet aš tokia galvoju, važiuojam. Pažiūrėsim, kas bus, kur galvoja, kad nieks nieko neišrinks, o ne tipo... Taip, nes žinai, kai bandai dalyvauti, bet niekad, niekad tas jausmas. Tai kur tu, ar tu rašysi, ar tu nerašysi, tai tau vis tiek tas pats jausmas būna. Taip todėl. Kiek turėjo, daugiausia turėjo tokių first date-ų, tokių, sakykim, tokių turėjo meni ne kaip mašinai, bet turėjo meni, kad, sakykim, per paskutinius metus ar daug turėjo išėjimų su kažko susitikimų, pirmų pasimatymų. 24 metais, įsivaizduokit. 24? Jo, va dabar kurie buvo. Ar daug first date-ų buvo? Nelabai. Nelabai, tai čia iki 10 ar daugiau negu 10? Tie first date-ai tokie, ne, kad tokių, kad su nauju žmogum susitinki, susirašai, tai ne, man kažkaip žiauriai awkward, aš nežinau, aš labai nemėgstu. Bet, tai aišku, kad buvo. Kai atvykom pirmą stotelę, Jugendtie, aš taip gal pasakysiu, mano pirminis tokia mintis prieš visą šitą reikalą buvo labai daug nežinojimo, labai daug buvo neaiškumų, pavyks, nepavyks, nepatiks vienu žodžiu, bet turim tokį rezultatą, kad mano asmeninė nuomonė, taip visiškai empiriškai vertinant, man atrodo, kad jie belie kaip susvaipino, kad jie kažkaip gerai jaučiasi vienas prie kito ir šiaip daug dalykų atitiko. Tai kažkaip, nežinau, visą sudėliojo kortas gerai ir iš tų žmonių mes čia atrinkom, man atrodo, neblogą variantą. Tai dabar yra arbatos dirbtuvėse, jie dabar kūrė savo arbatą, iš visokių skirtingų dalykų, ten yra daug sudėta skirtingų tų galimų ingredientų. Tai ta patirtis yra skirta tokiam susipažinimui, tokiam kūrybiškumui ar ne, galbūt parodyti, tai tokiam lengvam atsispyrimui. Ir dabar įsime antrą stotelę, vienu žodžiu. Tai ir dar po antros lauksiu trečias mūsų finalinis etapas, variantas. Tai labai įdomu. Patirties. Nuo 1 iki 10. Nuoširdžiai. 10. Buvo žiauriai įdomu, galėjom išbandyti savo miksavimo. Nebežinau. Nebesusivėlė žodžiai. Pala, gal tu sakai. Aš tai iš tikrųjų išgyvenau 3 skirtingas patirtis. Pirmoji tokia buvo testinė, atras savo kažkokį pažint skonį savo. Antroji toks jau jautiesi, kad, jau supranti. Jau ir drąsiau, jau ir tu čia ne pirmą kartą, jau tu čia gali ir mandriau kažką. Ir žodžiu. Ir ties trečia tipo? Jo, ir ties trečia, ties palinkėjimais buvom. Trečioje arbatoje palinkėjau Augustį iš tikrųjų tos tokios drąsos, daugiau spalvų gyvenime ir nebijot bandyti. O ko tu Augustą palinkėjai? Aš tiesiog pridėjau labai daug šokolado su tokiu, nes šokoladas, aš manau, neša tiesiog geras emocijas. Ir buvo labai skani arbata. O kaip jaučiatės dabar šiaip? Vis tiek kažkaip jaučiatės. Kaip jaučiatės? Aš jaučiuosi gerai. Gerai? Aš tiesiog man iš pradžių buvo toks žiauriai jaudulys, nes nežinai tiesiog kas. Dabar irgi nieko nežinai, bet dabar toksai... Ramu, ne? Nieko nežinai, bet toksai atsigėrė ir tų arbatėlių, tai taip ramu, viskas fain. Man tiesiog žiauriai įdomu, kas toliau. Aš tai noriu dažniau tavo balsą girdėti, tai man dėl to
noras toksai, tai kad tu papasakok, įsireikštum. Nebijok, neužtilsiu. Labai gerai. Tai dabar vien žodžiu taip, jeigu pirma patirtis, kurią turėjom, buvo labiau apie tai, kad atsipalaiduoti ar ne, pabūti, pagalvoti, susipažinti labiau kažkuria prasme, ar ne, susipažinti ne tiesiog kažkaip labai ten banaliai ir paprastai bendraujant, bet veikiau per tai, kad kas, kito žmogus sužinoti per tai, ką jis renkas, ar ne, tai dabar turėsim tokį kitą variantą, kur leisim, gal pavadinkim taip, abiems labiau pasireikšti, ar ne, ir pasižiūrėti, kaip susidirbat jūs kartu, ar ne? Pabandyti, pabendradarbiauti, nes tikslas per visas 3 patirtis, ar ne, tai yra tiesiog, santykių fundamentalas yra kas, ar ne, visų pirma, tai yra susitikimas pirmas, ar ne, tai yra vis tiek žvilgsnis, ar ne, nes akis pradžioj įsimyli, po to įsimyli visą kitą, tai yra vienas dalykas, ar ne, tai čia jau ką turėjom, tada turėjom tokį labai tą visam nuimti tam stresui, o dabar turėsim tokį labai gal ne tiek gyvenimišką, bet į kažkuria prasme alegoriją tokiam gyvenimo visokiam iššūkiam, žodžiu, pabandyti pažiūrėti, kaip jūs dviese galite spręsti kažkokį tai iššūkį. Mes tvarėm į pabėgimo kambarį ir dabar testuosim savo jėgas. Mintis yra pasižiūrėti, kaip kartu dirbat, ne atskirai, tai tikslas yra bendradarbiauti, nes kitaip neišspręsim. Tik natūraliai gausis, ne? 5. Dėk rankas. 3, 2, 1, važiuojam. Kolektyvas. Ar jums patiko šiaip svarbiausia? Jo, tiesiog detalės. Iš pradžių žiauriai taip stengiasi ir netgi erzinės, kad nesigauna, bet po to aš paleidau. Aš tai supratau, kad detalės praleidinėjom. Spalvas ten. Tai jo, nes čia main dalykas. Aš esu džinijos, nes užtrukau tik 73 minutės. Pirmą kartą buvom tokioje vietoje, daug komandinio darbo ir iš tikrųjų daug ką supratom viens apie kitą, tai manau, kad tikrai, kas turi daugiau kantrybės, kas turi daugiau užsispyrimo ieškoti. Šitas biškai pasirodė. Šiaip aš manau, kad žiauriai gera vieta susibondinti, nes tiesiog labai įdomu, žiauriai juokinga, gal iš pradžių buvo, man atrodo, taip nusiteikę pavaryti, bet po to... O tiesiog buvo juokinga. Tai išlikom pozityvūs ir šalto proto. Ir esam patenkinti tuo. O kuri patirtis labiau patiko, šita ar prieš tai buvusi arbatos? Šita? Aišku, arbatos tikrai irgi labai fainai, tiesiog abidvi patirtis savotiškai turi savų tokių išskirtinumų. Bet kadangi šita yra tokia šiek tiek daugiau veiksmo, tai man automatiškai šita labiau. Tai vienu žodžiu, tai čia buvo dabar tokio biškį pabendradarbiavimo, ne? Tokio pasižiūrėti, pasigilinti vienas kitą, ypatingai situacijose, mano bent jau galva, ne, kurios yra tokios ne baisiai, bet truputį kritinės, ne? Bet kaip sako, kantrybė visaka šitokia esminį raktažodžiai matyti visos šitos patirties. O dabar mes pabaigai važiuojam tokiai patirčiai, ne, kuri tiesiog leis pabūti jau kartu. Tokiam fainam kontekste labai, aš taip norėčiau drįsti teigti. Sveiki. Dabar čia taryko trečioji dalis, vienu žodžiu, pats kur dabar yra ne apie aplinką, bet visiškai apie jūs, vienu žodžiu. Apie pabuvimą, apie muziką, apie labai fainą patirtį. Jo, tai kaip pirmą kartą pamačiau, tai labai įstrigo ir paliko tokį įspūdį šypseną, kas yra man tikrai svarbu. Šypsena ir toks gal šiek tiek jauduliukas pas ją, kad kaip čia kas čia bus. Žodžiu, žiauriai jaudinaus, nes tiesiog nežinojau, ko laukti, ko tikėtis. Tai iš tikrųjų, kai arbatą degustavom, kūrėm savo arbatą, tai iš tikrųjų žiauriai faina buvo, nes irgi tokie naujus skonius galėjau atrasti per kažkokią naują patirtį, kurios buvau anksčiau neatlikęs, galėjau suprasti, pažinti žmogų. Man labai patiko, kad vis tiek visą laiką buvo žmogus, kuris veda, šiek tiek užpildo galbūt, taip pat ir kad tiesiog sužinojom daug naujų dalykų, kad tiesiog visą laiką buvo toksai kaip ir
Žodžiu, visus nejaukumus buvo kas padarė, išpildė tokias labai galbūt fainas akimirkas. Pabėgimo kambarį, kai buvome, tai iš tikrųjų buvo tokia pradinė, kad galėsim pajausti ir pamatyti, kaip komandiškai galim dirbti skirtingose situacijose, kai reikia atrasti sprendimus kartu. Iš tikrųjų, tai ir pavyko gyveninti, kad galėjom vienas kitą dar labiau pažinti, pamatyti, kuris gali būti ir kantrus, kuris gali būti ir ramesnis, kuris gali vienas kitą ir papuošinti tam tikrose situacijose. Tiesiog labai gera vieta susibondinti. Ir vat grinai kaip ir sakė, kad išlenda tokios savybės kažkokios, pliusai, minusai. Tai va, bet minusų tikrai aš nemačiau jokių, tai tik tais gerai, buvo labai linksma tiesiog. Ta paskutinė patirtis, kai atvykome į šį restoraną ir pamatėme ir grojančius muzikantus, dainuojančius, iš tikrųjų labai jauku pasijautė. Ta akimirka, taip atrodo, sustabdai akyse ir iš tikrųjų pradedi vertinti visą tai. Tiesiog fotografuoju akimirką, kaip aš sakau. Man labai gražu, tiesiog labai romantiška, maksimaliai, čia jau viskas. Tai labai fainai. Visas vakaras ir viską paėmus, gausi viskas labai šauniai, galima tęsti vakarą ir sužinoti kažką naujo. Padarėm deitą, pirmą. Sakau pirmą dėl to, kad kažkaip turiu tokią nuojautą, kad darysime jų daugiau. Aš manau, kad mes padarysim tokį reikalą gal net kas mėnesį. Nes mums labai patiko dabar rezultatas visas. O antras dalykas, tai man atrodo, kad mes ypatingai čia su visokiais tais video dabartiniais internete esame labai sugadinę tą pirmo įspūdžio efektą, ne? Su visokiais ten tais gyvais tinderiais, kabutės ir panašiai. Tai kažkaip man atrodo visai smagu sukurti kažkam tai progą susipažinti per fainas patirtis, ar ne? Tai nežinau, man čia toks karminis dalykas, kažkaip fainai labai atrodo, labai krūtai. Sakyčiau, gal net aš tiek komanda, tiek aš kažkaip visi mes pasikrovėm nuo tos patirties. Tai nežinau, kaip ten mūsų Augustas Jokūbų vienu žodžiu bus ar nebus jie kartu, bet kaip minimum padarysim vienu žodžiu, kad būtų gerai. Tai čia buvo Kanama su jumis. Pirmas toks reikalas, atsidarom savo YouTube sąskaitą vienu žodžiu ir aš manau, kad greitų metų mes vėl susimatysim. Tai aš taip turiu tokį nuojautą, kad čia bus dar tokių deitų, kad ir daug rimtesnių, tai patirčių prasme. Tai žodžiu, labai ačiū, kad žiūrėjot, o mes einam toliau judėti ir dirbti toliau. Tai see ya.